šitie ne visi komiksus keliais laikais. Nu tai komiksai ir paliko paskutiniai. Jo. O aš šito tai nemačiau. Ir iš pirmųjų tik keliai. Iš pirmųjų tai jie daug atnešė. Prasme, iš to, kur pirmosius tevam buvo nešę. Tai paskutiniai. Tai buvo tada 16 žmonių iš 24 užpildysius. Bet turi visus nusifotografavę. Nieko, vis tiek apie jų pareišimą vertinamas įspūdis pakankamai. O koks tas įspūdis? Nesakysiu dabar. Pasakyk, nu. Reikia išdėlioti viską į vieną vietą. Ne, nu bet vis tiek jau įspūdį kažkokį turi. Iki kol jis man nusitraukia. Ai, bet čia filmuoja, bet pasižiūrėti. Žinok, labai gerai, aš paskui labai daug moku padaryti. Nida sakė, kad kiekvienas tikras dažytojas turi mokėti pasidaryti kepurę. Kepurės yra 3 rūšių, ne? Daugiau rūšių, ne? Nes kadangi koridorius su kalkėmis dažyti, tai... Aišku, kad mes galim šukuoseną susigadinti, ne? Ir svarbiausia, pigiai kainuoja ir ekologiška labai, ne? Elena pasidarė dvigubą kepurę.
Labas, mažai to ne. Kaip gyvenat? Tai va, mes trumpai supažindinam su visa, dabar reikia kažkaip sulaukti. Geriausia būtų, kad dabar greitai sustotumėte į 4 eilės, kaip nori. Į 4 eilės sustokite, dabar vienas paskui kitą. Dai, greitai. Skaičiuojasi 10 per 10 sustosim 4. Yes? Sentido padėjai. Va. Ar visi? Ne visi dar žiūri. Gerai, to aš lauksiu, kol pasiskystis. Nu, gerai, žiūriu, kad visi baigsi. Dabar taip. Žaliųjų grupė eina su žalios kepurėlėm, kur žalios kepurėlės veda į ekskursiją. Mėlynųjų grupė eina su mėlyna kepurėlė, ten, kur kepurėlė veda. Raudonųjų komanda eina su raudona kepurėlė, kur kepurėlės veda. Ir oranžinio arba geltonųjų komanda eina paskui geltonas kepurėlės. Ar viskas aišku visiems? Esam prie ūkininko Manto Virbauskio, kuris gyvena Klaipėdos rajone, kepyklėlė. Mantas pasakoja visuomet mėgęs gaminti, o duoną kepti sugalvojęs ir norėdamas puoselėti lietuviškas tradicijas. Manto duonelė kepama naudojant rauginus miltus, natūralų paties gamintą raugą, druską, vandenį ir kmynus. Duoną kepėjas minko rankomis, o visas gamybos procesas nuo raugo paruošimo iki garuojančios, skaniai kvepiančios ir gadaus duonos gabalėlio trunka net kelias dienas. Būtent todėl ši duona pasižymi visiškai kitomis skonio bei maistinėmis savybėmis, nei parduotuvėse siūloma duona. Mantas teigia, kad rytais pakanka suvalgyti vieną riekelę duonos, kad pasijustum sočiai papusryčiavęs. Dabar užduosiu porą klausimų. Mantas jau 7 metus ruošiasi kepti tą duoną, o pradėjo kepti prieš 2 metus. Po 1,5 metų rengė kepyklos patalpas, jau dar nėra visiškai baigtas. Studijavo. Mokėsi gal... Po vieną. Mokėsi kepti duoną. Nu, tavo nuomonė. Man atrodo, kad jis turėjo mokytis kepti duoną. Ieškojo receptų, gal dar kokią nuomonę paduo. Čia dar vieną receptą. Nu, pareikit, arčiau. Arčiau ateikit. Ateikit arčiau. Toliau. Ieškojo duonos receptą. Gal reikia patalpos teisingai. O, šaunuolis. Toliau. Sakė. Ant principą sakė. Ar man?
Mokytoja, ką jūs esate? Aš sakau, kad jūs tai tu labai tai teisingai atsakei. Gabija. Mokytoja, jūsų nuomonė. Labai puiku, kad yra tokia kepinėlė, kad žmonėm yra parduodama sveika duonytė ir kepėjas užsidirba ir mums gerai, kad skaniai pavalgome. Ačiū. Mes turim. Ką? Apeitrai? Atvesti su. Aš dar gyvai šio pasakos nuo to skyriau. Irgi pasakos skyriau buvo, ne. Čia žinau, būdavo pasakos ir pasilėtikė. Ir buvo blokų miegų. Man gydėti šaltą. Nepomažinti. Dabar nežinau, tavo ugnį. Aš dar neapšyrysiu. O kam šitie šitis biustas? Tam košį dėti. Net balansko. Arba, bebarsas pažiūrėt. Mėlį. Ne, miltam sudėti. Ne. Šitas mažas vakams skirtas. Išvidės dešlo. Ne. Ne, dešlo rūgingo. Au, varo rūgingo dešlo. O šitas? Irgi rūgingo dešlo. Ne. Čia raugas. Čia raugas, o? Čia raugas. Čia miltai. Na, taip, teisingai kažkas. Ne. Pinkliutą. Neapdengti. O kada apvyniojama duonelė? Tai kai atšalo taip, kaip prieš realizaciją. O čia? Tai va. Atsisukit čia. Visi klausotės? Vaikai nesupriešykit, man išėjo. Kas nėra matę to šeimininkų, gali pažiūrėti. Gal esat matę, tik nežinojot, kas jis toks. Laikraštį buvo, nu. Dabar Sigita pateiks klausimą, į kurį minus užduoti atlikus. Jums bus suteikta galimybė grįžti į mokyklą ir dalyvauti sienų atidarymo ceremonijoje. Kitaip jūs ten būsit nepriimti. Dabar klausykit klausimą. Atstumas biškai. Nelė. Kaip man, mok. Labai daug įrankių reikia, kad iškepti duoną. Taip. Čia yra paslėptas pagrandukas. Turėtų būti paslėptas pagrandukas. Palaukit, jų klausimų neišgirdot. Jūs turite surasti pagranduką. Ir pasakyti? Ir pasakyti. Man atsakymą. Ir pasakyti, ką, Sigita? Pasakyti. Nu palaukit, išnuklausykit klausimą. Atstumą rimtai. Po 1 metrą. Pasakyti, kodėl pagrandukas yra pavadintas pavadinimas pagrandukas. Ir turite čia surasti pagranduką. Jau galime pasakyti. Ne taip greitai. Žinau pagrandukas dėl ko, bet nerandu pagranduko. Arba šitas purnelį gali paėmėjau. Va pagrandukas. Jau šitą. Jo. Žiūriu čia. Ne visai čia.
Tai čia yra pagrandukas. Tai ne visai tikslus atsakymas. Nes lauksiu gero atsakymo, aš dabar jau nieko Pagrandukas. Galai, komanda nutarė ir išrenka vieningą atsakymą. Komanda nutarė ir išrenka vieningą atsakymą. Komanda turi nutarti, koks bus atsakymas. Pagrandukas. Ir kodėl taip vadinam? Čia pagrandukas. O galima dabar atsakyti, dėl ko jis yra pavadintas? Prašau. Todėl, nes jis yra likusios duonos dalis. Ne? O kodėl pagrandukas? Nes jį paliko. Tai būt palikiukas? Palikiukas turi būti, o ne pagrandukas. Mažas, kur Ne. apvalus. Va, kur nugrandė. O ką išgrando pagranduką, kad iškeptų? Gabija, ką išgrando, kad pagranduką iškeptų? Apalų duonos gabaliukas. Ką išgrando? Tešlą išgrando, bet kokį indą išgrando? Kokį indą? Nes statinaitė, taip, statinaitė. O dabar su visa grupė nuspręskite atsakymą. Labas rytas. Labą rytą. Nieks mums nepasitinka, ne? Taip pati Viktorija. Ką čia gyvų nėra? Tai ką matome, visi mirusiai. nes mūsų, kaip žinot, visais laikais, kiekvienas kaimelis ir miestelis turėjo savo kapines. Šitose kapinėse galima rasti 1803 ir 1886 metų kapavietės su kunigo Juozapo Lileikos palaidojimo vieta. Įdomu tai, kad šitose kapinėse galima rasti ir kapavietę, kuri yra vadinama ne kapu, bet kitaip tai rūsiu. Dėl to, kad šitoje kapavietėje laidojama visa giminė. Į vidų būna įkištas karstas, o kapavietė būna atidaroma ir uždaroma. Nu, matome šventuosius. Ir kaip jūs manot, kad šilie šventieji, kad galėtų atspėti amžimą? Ai, tai man rodos Kristus yra. Ir kas čia parašyta? Andrejavo parašiečio Amerikos įsteigimas. Bet parašyta Andrejavo. Įdomu, čia senoviškai. Šventas apaštalas Andrejus. Nes yra nuo Švento Andriejaus. Ai, nuo Švento Andriejaus. O gerai. Mes kelių metas neleisime į savo namus, neturim jokios teisės įeiti. Kelių žmonės esantis ant kapinių vartų akmeniai. Visus arkangelus vaizduojame. Tokios kaip vykim. Nu, bet vardai. Aš galiu kaip Heraklis. Šventas Andrėjus. Angelas. O vardai kokie jūsų? Šventas Andrėjus. O ką jūs čia veiksit? Saugosime kapines. O, ir gąsdinsite, ne žmonės. Nu gerai, sėkmė. Šitą užmalai net neišleidžiu. Einam. Dabar į darbe. O vaikai. Pradžia, nu. Jojo. Gerai. Girdi.
Mes susirinkom. Vienur vien pačiuosi. Taigi, ar tiesa, kad pas jūs seniai gyveno ūkininkas, kuris suvaikino mergaitę? Ir ta mergaitė norėjo šuniuką, ir tas ūkininkas nupirko šuniuką, o mergaitė bemokydama šokinėti šuniuką išvertė kanistrą benzino ir viskas kažkaip užsidegė. Paskui pasirodė, kad tas šuniukas yra jūsų giminiai, o po kiek laiko Raškai vėl apsigyveno sodyboje ir vėl viskas statė. Ne, tai buvo netiesa. Iš tikrųjų, tai buvo taip, kad prieš 22 metus ši sodyba buvo pradėta kurti. Tada ji dar buvo apleista apaugus krūmynais. Ir buvo iškeisti krūmynai, pradėti statyti statiniai. Ir per 15 metų tėtis sukūrė šią visą sodybą. Pats yra padarė šios dirbinius, akmeninę tvorą, alpinariumą, pavėsinę, šiltnamį, ir visą atvarką. Tai kviečiu pasivaišinti pavėsinę. Tai yra tokia istorija ir noriu jūsų paklausti, ar tai tiesa. Kad seniai Andrijavo miestelėje gyveno senas, gana keistas vyrukas. Tas vyrukas dažnai meldėsi vienas, nes miestelis bažnyčios neturėjo. Tada jis sugalvojo, kad visi kartu pastatyti bažnyčias. Ir visi sutikti. Ėmė statyti bažnyčią, stengėsi, dirbo ir vieną gražią dieną pastatė bažnyčią, kuri tebestovi gražiajame Andrijavo miestelėje. Ar tai tiesa? Kaip jūs manote, tiesa ar netiesa? Nu, labai panašu į tiesą. Kas mano, kad tiesa? Nu, aš galvoju, gal tiesa? Tai netiesa. Valdant Žemaičių vyskupijoje vyskupui Stepanui Grigaičiui Andrijave taip pat buvo pastatyta bažnyčia. Seni žmonės prisimena, kad ant Valkio sijos kažkokios mūsų bažnyčios buvo parašyti metai 1780-ieji. Todėl manoma, kad šitais metais buvo pastatyta mūsų bažnyčia. Ar girdėjote kažkur? Dabar kaip pasakyti. Žinojot, kad mūsų varpinė yra didžiausia Žemaitijoj? Ne. Nežinojot? Nežinojau. 1861 metais mūsų bažnyčiai buvo pastatyta varpinė, tačiau per Pirmojo pasaulinio karo metais varpas buvo nugriautas ir perdirbtas į šovinius. O tai žinojot? O paskui už parapijiečių buvo įsigytas naujas varpas, kuris buvo atvežtas 6 arkliais. Ir dabar skamba visoje mūsų parapijai. Neužmirškit. Ir dabar mes tai pasakysim užduotį. Klausykitės. Dabar turėsite sugroti mūsų varpais. Dainelę. Twinkle, twinkle, little star. Aš žinau tą dainą. Žinau tą dainą? Ne. Žinau tą dainą. Kas drąsiausias su tai pagrot? O kas bus už tai? Paskui pamatysit. Taip užduotį ir paskui pamatysit. Nu kas drąsiausias? Nežinau. Siekitės, šitai turi būti. Va čia pradžia. Pabandykit, jūs nebijokit. Pabandykit. Va šitai. Nu pabandykit. Atėję dainos. Tai dainos jie jums nereiks. Viktorija, paimk vieną, viskas važiuoja. Nu gerai. Vienintelis, kuris yra natūraliai susiformavęs ledyninės kilmės, kurio plotas yra 44 hektarai, 1800 metrų ilgis. Būtent mums Andrieviškiams tenka laimė gyventi prie šio ežero, nes jis yra vienintelis. Kaip ir žinot, kiekvienais metais čia vyksta didžiausia mūsų šventė Joninės. Todėl dauguma čia susitinka. Ar jūs žinot, kokia yra šio ežero istorija? Tapa. Nu, jo, vien žodžiu.
Man, atiduokit man. Eikit apsižvalgykit. Eikit išlaisvėkit. Eikit išlaisvėkit. Eikit išlaisvėkit. Atsiduokit mano. O kodėl tu taip darai? Ežerui apjuosti, jeigu žinome kranto linijos ilgį. 3200 metrų. 3200. Pala, kiek? Aš irgi noriu. 3200 metrų. Metrų. Mokinių kiek turi mokyklai? Kiek reikia mokinių? Kiek turi mokinių? 280. Tenkit tol, kol pasiridens kietas mažas kamuoliukas. Kietas turi būti, negali jis būti minkštas. Ne, tas yra minkštas, aš tą nepabaigiau. Matai, išėjau 4 minutės. O ką jūs daro čia? Kavelė, veltinių rutuliukų skarolės. Arba O jūs ką darot? O mes darom tešlą lipdymui. Lipdiniui? Taip. O ką lipdysit? Lipdysim viską, ką tik sugalvosim. Gėlytės, medalius, žvakidės, ką tik sumastysim. O iš ko čia tas... Tešla yra miltai ir druska ir vanduo. Aišku. Gal, šarpį.